Sveiki visi prisijungę prie transliacijos iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos mini studijos. Kovo 14-20 dienomis vyksta jau tradicija tapusi 7-oji tarptautinė iniciatyva Interneto savaitė 2016. Lietuvoje, kaip minėjau, jį vyksta jau 7 kartą, koordinuojant asociacijai Langas į ateitį. Šią iniciatyvą siekiama atkreipti dėmesį į visuomenės dėmesį naujų technologijų panaudojimą ir teikiamą naudą bei plačias galimybės. Esu Gabija ir būsiu šios transliacijos moderatorė. Taigi, interneto savaitės proga ir nutarėme surengti šią transliaciją ir pakalbėti, kaip saugiai naudotis elektroninėmis paslaugomis, elektroninė bankininkystė ir taip pat atpažinti sukčiavimą. Šiandienos mūsų studijoje lankosi du šaunus ir įdomias prezentacijas žadantis pristatyti svečiai. Tai pirmoje dalyje mes su ponia Odeta Bložienė kalbėsimės apie naujausius sukčiavimo būdus, taip pat telefoninius sukčius ir virusų ir kitų elektroninių bakterijų prevenciją ir gydymą. O antrojo dalyje susitiksime su Lietuvos banko darbuotoja Toma Grinytė ir kalbėsimės apie negrynuosius pinigus ir kaip saugiai jais atsiskaityti internete ir taip pat apsisaugoti nuo sukčiavimo. Ir taip pat noriu transliacijų žiūrovams priminti, kad galite užduoti klausimus svečiams ir laimėti šaunių prizų. O klausimus galite užduoti adresu klausimas.3.2.lt. Taigi, kviečiame būti aktyviais, siųsti klausimus, domėtis ir galbūt būsite apdovanotas. Taigi, galime jau pradėti mūsų transliaciją ir sveikinuosi su ponia Odeta, kuri yra Swedbanko finansų instituto Lietuvoje vadovė ir prašau papasakokite mums apie sukčiavimo būdus ir kaip jų išvengti. Taip, tai iš tiesų dabar, kalbant bendrai apie finansų valdymą, daugybę finansinių sprendimų ir veiksmų mes atliekame internetu. Atliekame savo kortelę, interneto bankų, atsiskaitome internetu, kuo toliau, tuo dažniau. Ir iš tiesų saugumas mums kelia vis naujų iššūkių. Kaip saugiai naudotis internetu, kaip saugiai galų gale netgi pirkti internetu arba mokėjimo kortelę atsiskaityti. Ir mes esame, manau, besimokantis dar, nes jeigu prieš 15 metų atsiradus internetinė bankininkystė Lietuvoje ir mokėjimo kortelės ir galimybė išsigryninti savo darbo užmokestį, tai mūsų žinios ir gebėjimai taip greitai nepasikeitė. O technologijos, kaip matome, vystosi ypatingai greitai, sparčiai ir nesnaudžia niekas, nesnaudžia nei sukčiai, nesnaudžia nei pačios technologijos. Ir aš kaip tik turiu ant stalo pasidėjusi savo telefoną, tai dabar išmanusis telefonas mums suteikia milžiniškas galimybės. Praktiškai žmogui nebereikia turėti nei kompiuterio, o užtenka turėti telefoną ir galima valdyti savo pinigus telefono pagalba, galima skolintis, galima daryti įvairiausius veiksmus. Nekalbant apie tai, kad skaitome paštą, naujienas ir telefonas yra praktiškai toksai įrankis, kuriuo neįsivaizduojame savo gyvenimo ir netgi jo netekę ar pametę ar palikę namuose žmogus patiria didžiulę įtampą ir stresą. Tai aš manau, šiuo metu mums ypatingai yra svarbu užtikrinti savo saugumą. Nes jeigu anksčiau paprastas galbūt sukčiavimas ir daugiau reikėdavo saugoti savo piniginę einant gatvėje, tai dabar reikia saugoti savo duomenis ir apsaugoti savo duomenis visose šitose erdvėse. Manau, dabar, kas yra tikrai aktualu visiems gyventojams, didžiai daliai gyventojų, kurie naudojasi internetinė bankininkystė, tai yra pasirūpinimas ir žinojimas, kokie įvyks pokyčiai jau labai greitai, nuo balandžio 1 dienos, ir aš sulaukiu daugiausiai klausimų apie tai, ką reikia žinoti, kas pasikeis, kalbant apie kodų korteles. Nes didžioji dauguma gyventojų visgi Lietuvoje prisijungia prie internetinės bankininkystės su kodų kortele. Gyventojai vis rečiau eina į banką sumokėti už savo komunalinės paslaugas, atlikti įvairiausių veiksmų, visą tai daro namuose, bibliotekoje, banke, galbūt viešoje kokioje erdvėje. Tai tikrai pirmiausia, kas yra svarbu, būti tikram, jog ta vieta, kurioje aš naudosiuosi interneto banku, būtų saugi.
kad ji nebūtų kažkur laisvai prieinama, pasiekiama ir naudojama bet kam, kad nebūtų aplinkui žmonių, nes mes įvedinėsime savo duomenis. Tai pirmiausia pasirūpinti tuo fiziniu saugumu, sakyčiau. Tada, kas vyks su kodų kortelėmis, nes tai tikrai labai aktualu žmonėms. Tai nuo balandžio 1 dienos visi gyventojai, kurie turi kodų korteles bankų, kuriuos reikia įvesti, jungiantis į interneto banką, jie norėdami atlikti didesnės operacijas, turės įvesti papildomą kodą, kurį gaus būtent telefonu. Tai dažnai žmonės klausia, ar tai pasikeis pačios kortelės, ar man reikės pasirūpinti generatorium. Ne, tikrai nereikės, kodų kortelės išlieka tos pačios, tačiau bus papildomas kodas, kurį žmogus gaus į savo telefoną. Tai ką svarbu padaryti kiekvienam žmogui, ypatingai kuris naudojasi kodų kortelę ir nori daryti didesnės operacijas. Aišku, skirtingi bankai gal truputį turi skirtingas taisyklės, bet esmė labai panaši. Vienos operacijos suma, jeigu bus didesnė nei 30 eurų, reikės to papildomo patvirtinimo. Tai ką žmogui daryti? Pirmiausia, jau dabar pasitikrinti, ar mobilaus telefono numeris, kuris nurodytas banke, yra teisingas. Kaip tą galima padaryti? Galima dabar, prisijungus prie savo internetinės bankininkystės, pateikti teisingą numerį. Ir prie duomenų ten, kur profilis asmenis. Taip, atnaujinti savo duomenis ir viskas. Ir tada žmogus gaus jau po balandžio 1 dienos, darydamas bet kurią operaciją, operaciją tai darydamas pavedimus, atlikdamas mokėjimus didesnių sumų, norėdamas sudaryti sutartis, elektroninės savo sąskaitas apmokėti, turės tą įvesti papildomą kodą. O tėte, ar nėra paprasčiau tuomet žmonėms tiesiog įsigyti generatorius? Taip, generatorius tikrai yra saugesnė priemonė, nes kodų kortelė, kodėl yra, sakykime, sulaukia tos grėsmės, nes visi kodai, kurie yra nurodyti, tikrai neretas atvejis, kai žmonės padiktuoja savo visus kodus sukčiams, ir tuo mes turime daug nukentėjusių gyventojų. Tai taip, generatorius būtų išeitis, tačiau generatorius dažniausiai yra mokamas, todėl pigesnė alternatyva būtent yra patikslinti savo telefono numerį ir patvirtinti būtent tuo papildomu kodu. Tai yra papildomas saugumas. Tokiu būdu žmogus, yra sumažinama rizika, jog atskleisti kodai bus panaudoti prisijungiant prie internetinės bankininkystės. Tai tikrai svarbus žingsnis iki balandžio 1 dienos. Jeigu žmogus naudojasi kodų kortelę, kas dar labai svarbu žinoti, ne tik kaip privatus asmuo. Pavyzdžiui, jisai tuo pačiu yra ir juridinis asmuo, ar ne? Tai tada tikrai tokiu atveju rekomenduojame įsigyti generatorių, nes jau juridiniam asmeniui yra tikrai kur kas saugiau naudotis PIN kodų generatoriumi arba naudotis mobiliuoju parašu ar elektroniniu parašu, pasirinkti jau tikrai tas kitas priemonės. Ir ką turbūt svarbu žinoti šiame etape, tai kad visas naujienas, pokyčius, sprendimus, įstatymų pakeitimus, bankininkystėje tokius pasikeitimus stebi ir sukčiai, kurie nori to pasikeitimu pasinaudoti. Tai visiems gyventojams noriu dar kartą patikrinti, patvirtinti ir patikinti, jog nei vieno banko darbuotojai neskambins ir nesiteiraus kodų, nes jau tokių atvejų buvo ir ne vienas, kuomet apsimesdami ir naudodamėsi šitą padėtimi ir situaciją, sukčiai skambina gyventojams, imituoja, jog tai yra banko darbuotojas, kad tuoj pat bus sujungtas dar su kitu asmeniu, kuris jau čia saugumo specialistas, ir įvairiausi tie scenarijai yra sugalvojami, kad įtikintų žmogų, jį baugintų, kad reikia pateikti savo kodus ir padiktuotų savo vėlgi prisijungimus. Taip, kad noriu dar kartą pasakyti, kad banko darbuotojai tikrai neskambins, gyventojams pačiam reikia arba paskambinti bankui, arba interneto banke pateikti ir pakeisti savo duomenis, arba nueiti į artimiausią banko padalinį. Taip, kad ir šitoje vietoje, kur atrodytų toksai,
nedidelis įvykis, bet jau sukčiavimo atveju pasitaiko. Taip, kad norisi priminti, kad ir kas bebūtų, bet koks pasikeitimas, tą pasikeitimą sukčiai stebi. Jie nori būti visą laiką koja kojon su žiniomis, su naujienomis, su pasikeičiančia padėtimi, taip, kad tikrai gyventojai neturėtų būti patiklus ir turėtų būti labai budrus ir šioje situacijoje. Tai dar kartelį kodų kortelėms, kurios yra įsigytos iki sausio 1 dienos šių metų, papildomas kodas bus įjungtas nuo balandžio 1 dienos. Tie, kurie įsigijo po sausio 1 dienos, jau šiais metais, naujaisiais metais, yra įjungtas papildomas kodas nuo išdavimo dienos. Tai reikia tą turėti tiesiog galvoje, kad kai kurie žmonės jau turi tą papildomą patvirtinimo reikalavimą. Tai manyčiau, čia tokia didžiausia aktualija, kuri dabar yra svarbi Lietuvos gyventojams ir tikrai proga, kada tikrai, ir kaip minėjau, sukčiai nesnaudžia, jau mes to atveju matėm. Taip. Tai ką dar aš norėčiau paminėti ir apie telefonus, nes ir, sakykime, jauni galbūt žmonės ypatingai naudojasi daugiau technologijomis, galbūt daugiau atnaujina savo programinę įrangą, bet visiems gyventojams, kurie turi išmaniuosius telefonus ir naudojasi ir tvarko savo kasdienius finansus ir telefono pagalba, tai turbūt vėlgi labai svarbu apsaugoti savo telefoną tinkamai. Ne tik kompiuterį reikia apsaugoti ir turėti antivirusinės programas, bet ir dabar, kai telefonas mūsų yra patapęs alternatyva kompiuteriui, tikrai yra labai svarbu pasirūpinti jo saugumu. Tai kai telefonas sako, jog yra atnaujinta programinė įranga, nereikėtų numoti ranką ir pagalvoti, ai, nežinau, galbūt ten kažkas pasikeis ir nemokėsiu naudotis ir panašiai. Tikrai nereikia numoti tai ranką ir reikėtų atsinaujinti programinę įrangą, nes tai yra ir antivirusinės programos, viskas. Tai tikrai nenumoti, nepalikti to nesutvarkyto dalyko. Kitas svarbus dalykas, ką dar reikia padaryti, tai kuomet siunčiasi žmonės programėlės įvairiausias, visą laiką siūstis tik tais iš oficialias programėlės, kad neapkrėsti savo telefoną įvairiais virusais. Nes virusai taip pat patenka ir į telefoną, duomenys gali būti pavogti arba sunaikinti, įvairiausių gali būti situacijų. Ir kitas dalykas, taip pat nepalikti telefono netinkamose vietose, nepalikti jo neužrakinto. Dar labai svarbu pasirūpinti kodais ir pasirūpinti telefono užrakinimu, kad jisai vos padėjus pats užsirakintų. Ir kodas neturėtų būti labai primityvus. Daugelis, tiesą pasakius, kiek matau išmaniųjų telefonų vartotojų, apsieina tik tais paspaudimu ir visiškai jokio kodo nesuveda. Bet ypatingai šiuo metu, kai mes ir sinchronizuojame savo paštą su kompiuteriu ir telefonu, sinchronizuojamas ir darbo paštas, ar ne, ir gali pavogti duomenys pakenkti visose srityse. Ne tik, kad finansiškai nukentėti, bet ir gali būti pavogta informacija asmeninė. Ir kiek yra atvejų dabar, kuomet įsilaužiama į įvairiausias žvaigždžių paskyras, ar ne, ir paviešinamos nuotraukos informacija ir panašiai. Tai telefoną mes, kuris dabar mums atstoja kompiuterį ir turime ir nuotraukas, ir paštą, ir informaciją asmeninę, įvairiausius duomenys ir prisijungimus ir interneto banką, tikrai turėtumėme labai rimtai apsaugoti ir vėlgi jos nenumoti ranką saugumo ir pasirūpinti. Ir turbūt kalbant apie paštą ir tą sinchronizavimą, ką aš minėjau, kas dabar tikrai labai dažnai pasitaiko, kuomet yra pavagiami prisijungimai ir prisijungiama tiek prie darbinio pašto ar prie asmeninio, šitie duomenys yra panaudojami prieš ir ypatingai dabar tenka susidurti, kuomet ir juridiniai asmenys, netgi nukenčia įmonių finansininkės, gauna laišką iš savo neva tai partnerio užsienyje, bet tai yra tiesiog prisijungia nusikaltėliai, sukčiai, kurie prisijungia ir iš partnerių pašto rašo laišką, kad jau padarykite apmokėjimą skubiau ir mes jau jums siunčiame prekes. Ir ypatingai, kuomet žmogus gauna laišką iš jam žinomo galbūt partnerio, ar ne, iš žinomo
žinomo elektroninio pašto, jam nieko nėra naujo ir galbūt yra daręs netgi panašią operaciją, net nesukelia galbūt jokių įtarimų. Tai tikrai, jeigu tai yra ypatingai nedarbo metu, ar pati operacija yra didesnė, ar nepavedimo suma, ar neplanuota, netikėta, apie kurią nežinojo, kad teks atlikti tokį mokėjimą, visą laiką reikia pasitikslinti ir tikrai pasitarti su savo kolegomis, patikrinti dar kartą, susisiekti telefonu su savo partneriais, nebejoti, nes geriau 2 kartus patikrinti, negu tikrai nukentėti nuo finansinių sukčių ir neskubėti. Nes išėjusi pavedimą dar galima sustabdyti, bet tą reikia padaryti labai skubiai, labai greitai. Vėliau pats procesas tikrai labai apsunkėja. Taip, kad asmeniniai duomenys, nekalbant apie prisijungimą prie interneto, bet ir labai svarbi jų apsauga, net ir tokiais atvejais, kai gali būti, mano minėtas paštas ar ne, pašto prisijungimas gali būti pavogtas, arba partnerių kažkokie tais duomenys irgi gali būti pavogti. Ir pavyzdžiui, kaip netgi gyventojai, tie, kurie neturi interneto ar kompiuterio namuose, ateina į viešą vietą pasitikrinti savo elektroninio pašto. Niekada nepalikti atidarytos pašto dėžutės ir neišeiti. Lygiai taip pat kaip interneto banką reikia uždaryti, lygiai taip pat reikia ir uždaryti ir išsijungti iš savo pašto dėžutės. Niekada viešoje vietoje nepaspausti dažniausiai automatiškai iššokančio pasiūlymo išsaugoti jūsų slaptažodį ar ne, niekada to nedaryti ir slaptažodį tikrai susikurti sudėtingesnį, įmantresnį, nes paprasti 4 raidžių ar skaitmenų simbolių slaptažodžiai yra labai greitai nulaužiami, paprastai tariant, taip kad reikėtų tikrai pagalvoti apie simbolių ir skaičių mišinį ir keisti. Tikrai nelikti su tuo pačiu slaptažodžiu daugybę metų, o jį nuolatos keisti. Kiek žinau, dar būna toks internete langas inkognito window, kad tu gali atsidaryti tarsi visiškai naujas vartotojas ir tavo duomenys yra užsaugomi ir tuo metu jau, kaip tu esi saugus ir nieks negali paskui pamatyti, jeigu tu tiesiog išjungi ir prisijungti, netgi jeigu esi neišsijungęs iš savo, nežinau, asmeninių e-mailo. Tai kiek žinau, žmonės kartais ir taip daro. Tai iš tikrųjų visos priemonės, kurios apsaugoja mūsų duomenis, apsaugoja mūsų informaciją, jos yra tikrai reikalingos šiuo metu. Nes ir ypatingai netgi, kalbant apie savo duomenų dalinimą visiems parduotuvėje, ar neprašo, ir gal mes galime jums siūsti įvairią reklamą ir taip toliau. Galime tos pateikti savo duomenys visiškai netikėtoje vietoje, ar ne, ir visiškai neplanuotai. Taip, kad aš sakyčiau, jog savo duomenys reikia saugoti ir savo internetinės bankininkystės ypatingai prisijungimus. Kiti visi atvejai, kuomet, aš manau, dar mano kolegė pakalbės apie tai, bet kuomet žmonės patys ateina jau savarankiškai pasiimti, padaryti pavedimo kažkokiem nukentėjusiems, ar ne, ir žmonės ateina į banką, tai iš tikrųjų banko darbuotojai yra apmokyti, jie tikrai mato žmonės, kurie ateina susijaudinę, kurie turi rūpestį jau akise, ar ne, kurie nori padaryti labai keistą operaciją kažkokią. Tai jau patys banko darbuotojai tikrai klausia, leidžia žmogui atsipūsti, užduoda įvairius klausimus. Tai gali būti, kad, kitą kartą irgi atrodytų, kodėl čia tas banko darbuotojas mane klausė, ko jisai čia kišasi į mano reikalus asmeninius. Bet tuo atveju tikrai būna daug, mes tikrai greitai sužinome apie juos ir saugos specialistai dirba, taip kad banko darbuotojai siekia užtikrinti mūsų klientų pinigų saugumą. Tai tikrai papildomas patikrinimas dar yra. Taip. Pone Odeta, mes, matau, turime klausimų porą. Štai iš Platelių miesto bibliotekos ponia Aušra klausė. Labadiena, jei žmogus neturi mobilaus telefonų, ką tada daryti? Ar gali tai būti kitų artimų telefonas? Vyresnio amžiaus žmonės ateina į biblioteką susimokėti mokesčių ir prašo pagalbos. Tai iš tikrųjų telefono numeris, kurį nurodė žmogus prie savo paskyros, teoriškai galėtų turbūt būti, ar ne, vyro arba vaiko. Tačiau užduokime savo klausimą, ar tada tokiu atveju yra
bus galimybė prisijungti prie interneto banko, ar jisai bus visą laiką šalia su tuo telefonu, ar ne? Ar jisai padės prisijungti. Tai čia aš matyčiau didžiausia tokia rizika. O tai, kad vyresnio amžiaus žmonės prašo pagalbos, aš manau, kad bibliotekos darbuotojos dažniausiai yra tikrai praėjusios ne vienus mokymus, kaip naudotis internetinę bankininkystę, kas yra svarbu, ir manau tikrai gali padėti tiem žmonėms, ir yra tas žmogus, kuris, aš manau, tikrai yra patikimas ir gali padėti. Ir gali padėti, todėl bibliotekininkės aš tikrai pati klausčiau ir manau, kad ir žmogus, kuris ateina ne pirmą kartą, tikrai gali pasitikėti. Taip, mūsų dar klausia iš Lalės rajono Obelino filialo bibliotekos ponia Silvijana. Ar yra tikimybė pasitikrinti, kokios yra saugios oficialios svetainės programėlių parsisiuntimui? Tai iš tiesų programėlių parsisiuntimas yra iš oficialaus, pavyzdžiui, priklausomai kokia operacinė sistema naudojasi, priklausomai nuo telefono, ar tai yra Android operacinė sistema, ar tai yra Apple operacinė sistema, tai iš ten oficialiai ir reikia siūstis, o ne iš kažkokių kitokių. Tai iš tų oficialių, nes ten yra ir nemokamų programėlių. Tai tikrai ne visos yra mokamos jau yra už kažką tais papildomai, bet paprastam eiliniam vartotojui užtenka to, kas yra nemokamai oficialiuose parduotuvėse, vadinkim taip. Taip, dėkui už atsakymą. Dar mūsų klausia iš Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Ukrinų filialo, ponia Vaida. Klausė, sveiki, noriu paklausti dėl patvirtinimo kodo, kuris bus atsiųstas telefonu. Jei aš naudosiu vyro elektroninę bankininkystę ir galiu vyro bankę nurodyti savo telefoną, tai čia labai panašus klausimas. Panašus, bet aš visgi rekomenduočiau savo naudotis internetinę bankininkystę. Galbūt, jeigu yra klausimas dėl pinigų valdymo ir kaip ponia tvarko finansus ir pati galbūt apmoka, tai aš visgi siūlyčiau gal geriau susidaryti periodinį mokėjimą į savo sąskaitą, kad vyras sudarytų ir ji galėtų atlikti visas finansinės operacijas jau iš savo internetinės bankininkystės, iš savo sąskaitos, ir tada tikrai nekils tokių nesusipratimų, kurie, nemanau, kad galbūt būtų labai geras toksai pasirinkimas ir toks modelis. Ir matyt, paskutinis klausimas šiai daliai. Tai vėlgi ponia Aušra iš Platelių bibliotekos klausia, ar bus saugiau, jei asmeninis greičiausiai ir darbo paštas nebus sinchronizuojami. Taip, aš manau, jeigu įvyktų duomenų, ar telefono pametimas, ar pavagimas, jeigu telefonas nėra apsaugotas, be abejo, jeigu ten nėra darbinio pašto, bus kur kas saugiau. Faktas, bet jeigu kalbame apie tai, kas žmonėm yra šiuo metu reikalinga ir kaip jie tvarko savo gyvenimą ir koks yra tempas ir kad reikia kitą kartą galbūt tik perskaityti ar atrašyti trumpai, tai iš tikrųjų patogumo prasme mes turbūt turime visas programėlės, turime visus savo paštus, visą informaciją prieinamą telefone. Tai aš sakyčiau, jeigu mes gerai apsaugotumėm tinkamai savo telefoną, tai tada tokiu būdu irgi sumažintumėm riziką. Supratau. Tai dėkui, ponia Odeta, už tokį įdomų paaiškinimą mūsų transliacijos žiūrovams ir paskatinimą būti saugiems ir tikrai saugot savo duomenis tiek kompiuteriuose, tiek mobiliuosiuose telefonuose. Ir dabar padarysime labai trumpą pertraukėlę ir grįšime su kitu mūsų transliacijos pašnekovu. Taigi vėl grįžtame į mūsų mažąją transliacijų studiją ir noriu pasisveikinti su Lietuvos banko darbuotoja Toma Grinytė, kuri jau apsilankė mūsų studijoje, ir jinai plačiau papasakos taip pat apie dažniausiai pasitaikančius nusikaltimus elektroninėje erdvėje ir apie internetinę bankininkystę. Tai prašau, Toma. Sveiki, laba diena. Visų pirma, sveikinu visus su Tarptautinė vartotojo diena. Tai finansinės paslaugos yra irgi labai svarbus dalykas ir reikėtų tikrai žinoti, kaip atsakingai vartoti jas. Na, o šiandieną pakalbėsime apie tai, kaip saugiai atsiskaityti elektroniniais pinigais ir apsisaugoti nuo sukčiavimo. Tai mano kolegė šioje srityje, finansinio švietimo srityje, pakalbėjo apie tai, kokie būna sukčiavimo būdai telefonu ir kaip reikėtų saugoti savo asmens duomenis. Taip pat sukčiavimas gana toks
populiarus, pavadinkim, ir internetinėje erdvėje, tai jeigu galime tada judėti. Tai iš tiesų patys pagrindiniai sukčiavimo atvejai būtent su elektroniniais pinigais ir yra būtent atsiskaitimai internete. Na, ta visa informacija, kurią jūs suvedate atsiskaitydami elektroninėse parduotuvėse arba jūsų artimieji, tikrai reikėtų žiūrėti, kad tai būtų saugios elektroninės parduotuvės, kad jos būtų patvirtinamos. Na, yra dažniausiai toks tam tikras ženkliukas, kuris patvirtina, kad ši elektroninė parduotuvė yra saugi ir joje yra saugu atsiskaityti. Tikrai ieškokite šitos informacijos. Na, be abejo, mūsų elektroniniai pinigai, kol mes jų neišsigryninam, jie ir yra elektroniniai pinigai. Ir tas išsigryninimo momentas irgi labai atsakingas, aš truputėlį po to plačiau apie tai pakalbėsiu. Mokėjimo kortelių duomenų vagystės, apie tai kalbėjo šiek tiek ir Odeta Bložienė. Na ir telefoninis sukčiavimas. Tai labai džiugu, kad jinai padengė šią dalį. Ir iš esmės, kad kadangi tai yra negrynieji pinigai, tai didžioji dalis ir atsitinka internete. Taigi pakalbėkime toliau. Taip, tai visų pirma, sukčiavimas naudojantis banko paslaugomis. Tai na, reikėtų iš tikrųjų atkreipti dėmesį ar jūs tikrai turite su savim savo kortelę prieš atsiskaitant, ar jinai kažkur nedingo. Taip pat vienas iš pagrindinių dalykų, kuomet dažniausiai kortelėmis atsiskaitome parduotuvėse ar prekybos centruose, kavinėse, tai tuomet, kai atsiskaitote kavinėse, tikrai reikėtų žiūrėti, kad ta kortelė visada būtų jūsų matymo lauke. Dėl to, kad taip be abejo prekybos centre ir parduotuvėje, tai mes visą laiką kontroliuojame tą procesą, patys įdedame kortelę, patys suvedame piną. Tačiau kavinėse ir ypatingai užsienio šalise reikėtų į tai kreipti dėmesį. Būna tokių atvejų, kai padavėjas pasiema jūsų kortelę ir kažkur išeina. Tai iš tikrųjų sakykite, kad jūs vis dėlto norėtumėt, kad visas tas procesas, jūsų pino suvedimas ir visa kita įvyktų jums matant. Nes, nežinote, galbūt ypatingai turistinėse vietose yra tam tikri susitarimai, sukčiavimo atvejai ir jūsų kortelė yra kažkaip panaudojama, nukopijuojami duomenys ir panašiai. Taip pat gana dažnai atvejai būna tuomet, kuomet pasinaudojama pavogta kortele ir tikrai jeigu taip atsitinka, kad pametėte ar jums pavogė piniginę ir toje piniginėje buvo ne tik jūsų kortelė, bet ir pino kodas, tai tikrai iš karto kreipkitės atitinkamas institucijas, tiek į policiją, tiek į jūsų banką, tam, kad galėtumėte išgelbėti tas lėšas, kurios yra kortelėje. Nes tikrai patarimas yra tas, kad labai stengtis piniginėje neturėti užrašytų PIN kodų, nes tada jau viskas, jūs duodate viską į rankas, ir kortelę, ir prisijungimą, ir PINus, ir visa kita. Tai, tikrai būkite atidūs į tai. O apskritai toks bendras patarimas atsiskaitant ar išsiimant grinuosius iš bankomatų, tiesiog reikėtų žiūrėti, ar šalia jūsų nėra žmonių, kurie žvilgčioja per petį, ar kažkaip taip, nepatikimai elgiasi šalia. Tai tokiu atveju tikrai pridenkite vedamą PIN kodą ranka, delnu, kad žiūrėti būtų sudėtinga. Galime judėti prie kitos dalies. Antra dalis, ir paveikslėlis iš tiesų yra toks ne veltui. Antra dalis yra būtent tas sukčiavimas internetinėje erdvėje, kuomet jums atsiskaitant ar kortelėmis, ar tiesiog naršant ar vedant kažkokius duomenis, gali būti taip, kad jūsų tie duomenis, ypatingai finansiniai, yra nusiurbiami, pavadinkim taip, ir panaudojami sukčiavimo tikslais. Tai būtent toks kaip ir sukčiavimas internete turi tokį terminą, phishingas, kuomet
Yra keli būdai. Gali būti taip, kad jums gali būti siunčiami elektroniniai laiškai, kurie nukreipia į puslapius prašančius jūsų įvesti jūsų duomenis ir paprastai daug daugiau negu kad vestumėte internetinėje bankininkystėje. Tai bet kuriuo atveju, net jeigu atsidarėte tą puslapį, matote, kad ar ne, lik ir jūsų banko puslapis, bet ne, tai geriausia būtų daryti taip, kad skambinti jūsų banko specialistams ir sakyti, kad jums kažkuris svetainė kelia įtarimų. Tikrai būna tokiu atveju, kad ir pačios svetainės būna taip jau padarytos kaip elektroninės bankininkystės. Bet vienas iš skirtinių momentų yra, kas padėtų nuspręsti, ar tai yra sukčiavimas ar ne, kad prašo daug daugiau duomenų, negu jūs paprastai vedate. Tai kaip vienas iš pavyzdžių galėtų būti, jeigu dar kalbame apie kodų korteles, kuomet prašo ne tik įvesti konkretų kodą kažkurį ar ne eilėje, bet ir visus juos. Tai jeigu jau taip, tokia situacija, tada tikrai iš karto uždarykite, nesinaudokite ir skambinkite tiek policijai, tiek banko darbuotojams. Dar būna atvejų, kuomet tiesiog, ne banko, bet yra įsilaužiama į kito asmens sąskaitą, yra tiesiog jūs jau iš karto ateinate į savo bankininkystę, suvedate duomenis ir matote, kad kažkas ne taip. Visais atvejais tikrai kreipkitės į banko darbuotoją. Kitas dalykas, kuomet čia šiek tiek Odeta kalbėjo apie tai, kad skambina telefoniniai sukčiai ir prašo pasakyti įvairius duomenis. Tai tikrai turėkite omeny, kad nei Sodra, nei Mokesčių inspekcija, nei kitos institucijos neskambina ir neprašo padiktuoti savo elektroninių prisijungimo duomenų. O dabar pakalbėsime, kaip saugiai naudotis elektroninę bankininkystę ir bankomatais. Tokie pagrindiniai patarimai. Kiek laiko mes dar turime? Dar šiek tiek turime ir porą klausimų turėsime. Labai gerai. Tai visų pirma, pakalbėkime apie, dažniausiai vis dėlto gyvenime mums prireikia grinųjų ir vienas iš patogiausių būdų, kaip tai padaryti, tai yra būtent išsiimti juos iš bankomatų. Bankomatais naudotis taip pat reikėtų atsakingai, atsargiai, ypatingai jeigu nedažnai tai darote arba tose vietose, kurios jums yra neįprastos. Tai visų pirma reikėtų apžiūrėti patį bankomatą, nes ar jame yra kažkas, jeigu tai jums įprastas bankomatas, pasižiūrėti, ar jame nėra kažkokių tokių dalykų, ko paprastai ten nebūna, ar kažkur kažkas padėta, pridėta. Būna tokių atvejų, kuomet ta vieta, kur dedate kortelę, jinai tiesiog ant jos uždeda tokį specialų antgalį, kuris įdedant nuskaito duomenis. Tai reikėtų tikrai atkreipti dėmesį, ar nieko nėra aplinkui. Kitas dalykas, dažniausiai čia būna kompleksiškai, kad reikėtų stebėti aplinką, ar nėra aplinkui žmonių, kurie kažkaip įtartinai žvilgčioja jūs, ar, aišku, nekalbame apie tuos žmonės, kurie stovi eilėje ir laukia savo eilės, bet tikrai tokie tipažai, kurie lik ir nestovi eilėje, bet kažkur aplinkui, tai atkreipkite dėmesį į tai. Ir tikrai, jeigu toks nepažįstamas žmogus prieitų prie jūsų ir sakytų, matytų, kad jūs esat vienaip kitaip pasimetęs ir bandytų jums padėti, tikrai padėkokite ir atsisakykite. Vienintelis žmogus, kuris jums gali padėti, tai arba artimieji, jeigu iš tikrųjų sudėtinga yra ar ne savarankiškai, arba jau eiti tada į banko skyrius. Ir būna, kad labai dažnai, įprasta praktika jau darosi, kad bankomatai yra ir visai šalia banko skyrių arba netgi juose, kur galėtumėt išsiimti grinuosius. Ir tikrai banko darbuotojai padeda tokiais atvejais, tai galite pasitikėti artimaisiais ir banko darbuotojais, jeigu jie šalia yra. Jeigu tokiais atvejais, tikrai atsitinka, kad negrąžino kortelės, tai gali būti taip, kad vienas dalykas, taip, jūs galbūt per ilgai laukiate ir neišsiėmėte jos, tai ją tiesiog taip
būtiškai šnekant suvalgė, tai tokiu atveju reikia kreiptis, jums išduos naują kortelę. Bet jeigu tikrai viskas laikė buvo sėkminga, tikrai ne per savo kažkokį tai veiksmą tas kortelė buvo suvalgyta, tokiu atveju tikrai iš karto skambinkite ant bankomato, tokie būna lipdukai nurodytų telefonu. Ir sakykite, kad yra tokia ir tokia situacija, kad esate prie to ir to bankomato ir jums, štai ta kortelė kažkaip jos neišduoda. Nes būna labai įvairių atvejų. Būna taip padaryta, kad tie priedeliai, apie kuriuos kalbėjau, kurie yra kur dedate kortelę, tai tų mechanizmų būna įvairių. Būna, kad nuskaito, bet būna, kad ir sulaiko kažkur. Kitas dalykas įdomu, tai kad net kai ir išsiemate, atrodo, banko kortelė viskas gerai veikia, bet visada tikrinkite, kiek grynųjų pinigų jūs gavote. Nes dar yra ir toks būdas, kuomet kas kažkelintas banknotas yra užlaikomas tokio specialioje kišenėlį, čia jau jeigu sukčiai gerai pasidarbavo, tai ir po kurio laiko jie grįžta ir išsiema tuos pinigus. Tai kuomet jūs gaunate, jums bankomatas išduoda grynuosius, pasitikrinkite, ar tikrai tai yra ta suma. Taip. Tai dėkui, Toma, tikrai labai vertingai įdomiai pašnekėti. Dabar turime porą klausimų iš mūsų transliacijos žiūrovų. Tai ponia Ala iš Rokiškio rajono Pakriaunių filialo mūsų klausė. Interneto duomenų bazėje pateikiami e-taškai, kaip juos galima pritaikyti? Tai iš tikrųjų tikriausiai kalbate apie kiekvieno banko turimas tokias kaip ir lojalumo sistemas, tai reikėtų tikrai pasižiūrėti ir tinklalapyje turėtų būti ta informacija, kaip kiekviena finansų įstaiga atsidėkoja savo klientams, o taškai tikriausiai gali būti labai įvairūs ir jų panaudojimo būdai. Žinau, kad vienas iš banko tikrai teikia tokią galimybę netgi būtent tais taškais padėti tiems, kuriems labiau reikia, skurstantiems ar šiaip pagalbos, kuriems reikia. Tai skatinčiau tai daryti, nes daiktų mes šiandieną turime tikrai labai daug savo aplinkoje, o yra žmonės, kuriems reikia tų pačių būtiniausių. Taip, iš tikrųjų. Mūsų taip pat klausia ponas Orikas iš Pakriaunių filialo Rokiškio rajono. Pametus paso kortelę, kaip apsaugoti pinigėlius? Tikriausiai čia klausima apie tai, kad paso duomenimis gali būti pasinaudojama imantis greitasias paskolas ir panašiai. Tai visų pirma, pats pirmasis žingsnis yra informuoti atitinkamas instancijas. Tai nuo to momento, kada yra gauta informacija, kad jūsų asmens dokumentas yra pamestas, tuomet, jeigu kažkokie veiksmai įvyktų su ar jūsų asmeninėmis sąskaitomis, tai jau, tai skaitytųsi kaip sukčiavimas ir tikrai, ne dėl jūsų kaltės. Tai net jeigu ir atsitiktų taip, kad kažkas pasiimtų paskolą jūsų vardu, tai tikrai būtų kaip sukčiavimas ir vėliau atitinkamos instancijos jos atitaisytų tą žalą. Kitas dalykas, ką galima prevenciškai padaryti, jeigu tikrai žinote, kad nenorite greitųjų paskolų ar vartojimo paskolų, galite užsiregistruoti. Yra specialūs tokie kaip ir, tikrai galite internete surasti informaciją, speciali, dabar tiksliai nepasakysiu, atrodo, nenoriu greituko, taip vadinasi šitą galimybę ir jūs tiesiog užsiregistruojate. Yra dvi galimybės, tai yra Mano Credit Info. Tikrai yra toks meniu punktas, kur galima suvesti savo duomenis ir tikrai pakankamai daug paskolų davėjų naudojasi tą duomenų bazę ir tuomet yra labai stiprus pagrindas pagal jūsų duomenis neišduoti kreditų. Taip, supratau. Pone Odeta mums pasakojo, kad nuo balandžio 1 bus labiau apsaugoti banko duomenys ir
Ir kai prisijungsime prie tiesiog savo elektroninės bankininkystės, tiems, kurie turi kortelę, bus atsiųstas kodas į mobilų telefoną. Tai štai Pone Ada mūsų klausė iš Joniškio rajono, ar papildomam kodui gauti nebūtina turėti išmanų telefoną. Tai turbūt, kad ne. Tiesiog kodas paprastai taip, kurie ateis telefoną. Dargi mūsų klausė Arnualdas iš Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičiaitės bitės viešosios bibliotekos. Kodėl Lietuvoje nei vienas bankas neišduoda be kontakčių banko kortelių, kas populiaru kitose šalyse ir labai patogu? Taip, iš tiesų, toks būdas tikrai yra labai patogus, paprastai tai būna gana nedidelė suma, vien dėl to, kad nėra didesnių apsauginių barjerų. Lietuvoje, aš manau, kad kaip ir kiekvienas verslas, taip ir bankai skaičiuoja, kiek žmonių galėtų naudotis tokią paslaugą, kiek jinai būtų jiems atrodytų patikima, nes, taip, tokia yra paslauga patikima, mažos sumos, visa kita, bet, vis tiek esame lietuviai pakankamai atsargus ir tos naujovės pas mus šiek tiek lėčiau ateina. Yra galimybė jau ir kai kuriuose mokyklose, kiek žinau, tikrai lietuvių, taip vadinami startupai, teikia tokią galimybę, kad, tarkim, mokyklose mokiniai turėtų korteles su tam tikra suma ir galėtų jomis atsiskaityti už pietus mokyklose. Tai galima sakyti, kad ta karta jau yra auginama, kuri galės labai patogiai, paprastai naudotis benkontaktinėmis kortelėmis. Supratau, dėkui už atsakymą. Dargi ponia Laimutė iš Kupiškio bibliotekos klausė. Labadiena, keičiant Maksimos ar Medus ar kitą kortelį, jei reikia nuolaidų kortelį, pageidavimą papildomai užpildyti savo duomenis, gimimo metus, elektroninį paštą. Ar tai saugu? Klausė ponia Laimutė. Iš esmės tai yra saugu, ta informacija yra tokia bendrinė, jinai yra labiau susijusi su lojalumo programomis, taip pat imant tą informaciją galioja duomenų apsaugos reikalavimai, kurie yra tikrai griežti. Ir tie duomenys negali būti kaip nors kitaip naudojami, už tai yra numatyta atsakomybė. Kita vertus, visą laiką tose, pavadinkim taip, anketose, kurias reikia užpildyti, norint gauti nuolaidų kortelę, visada yra tokia galimybė. Čia jau dėl jūsų informacinio srauto tiesiog atsisakyti tų visų naujienų, nuolaidų ir panašiai, kurių tikriausiai jums galbūt ir nelabai reikėtų. Ir tiesiog ten taip ir parašyta, ar sutinkate, kad tai gali būti, šie duomenys gali būti naudojami rinkodaros tikslais. Tai yra neprivaloma jums sutikti, nebent jūs tikrai pasitikit, kad konkretus ar prekės ženklas ar prekybos centras jums tik tinkama informacija ir niekaip kitaip nenaudos jūsų informacijos. Bet, aš pavyzdžiui, paprastai pati tai stengiuosi pažymėti, kad nenoriu šitos informacijos. Taip. Arba nežymėti paukšteliu, kad jie galėtų mano duomenis naudoti rinkodaros tikslais. Taip. Ir turbūt paskutinis šiandien klausimas, tai ponia Regina iš Lieporių bibliotekos iš Šiaulių klausė. Daug žmonių, kaip ir kalbėjom apie labdaras, tai daug žmonių nori paaukoti labdaringoms organizacijoms. Dėt atsiranda fiktyvių labdaros organizacijų. Kaip atskirti tikras nuo netikrų? Iš tiesų, tai nemaža dalis labdaros organizacijų, jos jau turi pakankamą patirtį. Aišku, dėl to yra sudėtingiau naujoms labdaros organizacijoms turėti patikimumą, tokį rodiklį, bet tikrai internete šiuo metu yra labai daug informacijos ir labai daug ką galima pasitikrinti, tai visų pirma pasitikrinti duomenis, atsiliepimus. Kita vertus, aš pasiūlyčiau naudotis aukok.lt portalu, kur yra visa bendrinė informacija ir tikrai galima išsirinkti organizaciją, kuri yra, jums atrodo, kad norėtųsi jai paaukoti dalį savo lėšų ir tai padėti tam tikrų tikslų. Taip, tai labai dėkui už atsakymus, labai buvo platus ir tikrai naudingi. Dabar Tomo beliko paskutinė užduotis, tai yra apdovanoti vieną klausimo autorių
langas į ateitį steigtais prizais. Tai vat, galime pažiūrėti, jūs galite arčiau prie manęs prisislinkti. Štai pirmoje dalyje klausia apie tiesiog irgi apie mobiliuosius saugumus, taip pat apie tą patvirtinamą kodą. Vat, tiesiog, kuris klausimas jums įstrigo labiausiai ir kuris toks įdomiausias jums pasirodė, kurį būtų galima apdovanoti. Taip, tai tada pasižiūrėkime. Labai atsakingas momentas. Atsakingas. Na, iš tiesų, man gal labiausiai toks svarbus klausimas, ką daryti pametus paso kortelį ir kaip apsaugoti tuos pinigus, kuomet asmens duomenys yra pametami. Tai aš, bent jau mano balsas eina Orikui Vaškevičiui. Tai labai sveikiname ponę Oriką, mes tikrai po tiesioginės transliacijos su jumis susisieksime ir tikrai atsiųsime jums prizą į Rokiškio rajoną. Ir šiam kartui dėkoju mūsų studijos svečiams, kad apsilankė ir tikrai mūsų supažindino su išties labai aktualia ir įdomia tema. Tai šiam kartui atsisveikinčiau ir palinkėčiau visiems elgtis internete saugiai. Taip, tikrai taip.